Bioklimatinė pergolė tai ne tik stogas virš galvos, o tai modernus sprendimas, kuris leidžia susikurti pilnavertę lauko erdvę, prisitaikyti prie oro sąlygų ir savo gyvenimo būdo. Pergola gali būti montuojama prie namo arba statoma kaip atskira konstrukcija jūsų pasirinktoje vietoje kieme. Dėl modernaus dizaino ji dažnai tampa natūralia šiuolaikinio namo architektūros dalimi ir vizualiai išbaigia visą lauko erdvę. Pagrindinis pergolės išskirtinumas – reguliuojamos aliuminio lamelės. Jos leidžia kontroliuoti šviesą, šešėlį ir bendrą terasos pojūtį. Norint daugiau pavėsio karštą vasaros dieną, lamelės gali būti pilnai uždaromos ir apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. O jeigu norisi pasimėgauti saulę, lamelės reguliuojamos tokiu kampu, kad saulės spinduliai patektų būtent tiek, kiek norite jūs. Skirtingai nei statiški stogai, pergola leidžia pačiai erdvei prisitaikyti prie oro ir jūsų poreikių. Labai svarbus aspektas – ventiliacija. Karštas oras natūraliai kyla į viršų, o pravertos lamelės leidžia jam pasišalinti. Todėl terasa išlieka gerokai malonesnė net ir karštomis vasaros dienomis. Tuo tarpu lyjant, pergolė pilnai užsidaro, o lietaus vanduo integruota nubėgimo sistema nukreipiamas per konstrukciją ir išleidžiamas per pergolos kojas. Vis daugiau žmonių planuoja pergolą jau pirmame namo įrengimo etape, kaip pilnavertę namų dalį. Taip pat pergolė gali būti papildoma įvairiais sprendimais, kurie terasą leidžia pritaikyti dar platesniam naudojimui. Vienas populiariausių sprendimų yra roletai. Roletai gali būti paprasti arba automatiniai. Jie padeda apsisaugoti nuo šoninės saulės, vėjo, vabzdžių ir suteikia daugiau privatumo nuo kaimynų ar aplinkinių akių. Tai ypač aktualu terasoms, kurios yra arčiau kaimynų, sklypų ar stipriau veikiamos vakarinės ar rytinės saulės. Tuo tarpu stumdomos stiklo sistemos leidžia susikurti dar uždaresnę ir jaukesnę erdvę. Jos suteikia papildomą apsaugą nuo vėjo, padeda išlaikyti šilumą ir leidžia terasa naudotis gerokai ilgesnį laiką per metus. Dėl to terasa tampa tarsi tarpinė erdvė tarp namų ir lauko. Vieta, kurioje galima jaustis komfortiškai, bet tuo pačiu išlikti arčiau gamtos. O kartu naudojant šildytuvus, terasa gali būti naudojama gerokai anksčiau, pavasarį ir ilgiau rudenį. Pergolos taip pat gali būti komplektuojamos su lietaus davikliais, kurie automatiškai uždaro lamelės prasidėjus lietui, papildomomis lamelių sienelėmis ar kitais individualiais sprendimais pagal konkrečius poreikius. Nors ir internete galima rasti daugybę pergolių variantų, daugumai žmonių kyla klausimai pradėjus gilintis giliau. Kokio dydžio pergolė man reikalinga ir kurioje vietoje man ją statyti? Kaip man ją tvirtinti prie namo ar pagrindo? Kokia turėtų būti lamelių atidarymo kryptis? Ir kokie priedai man būtų reikalingi ir kurie konkrečiu atveju galėtų būti visai nenaudojami? Būtent tokie sprendimai prasideda nuo konsultacijos ir realios situacijos įvertinimo. Mes vykstame pas klientus, įvertiname terasą, montavimo galimybės, pergolės orientaciją, iš kur šviečia saulė, iš kur pučia vėjas, iš kur krypsta kaimynų akys. Mes padedame išsirinkti tinkamiausią sprendimą, pritaikytą būtent konkrečiam kliento poreikiui. Pergolė yra ilgalaikis sprendimas ir tai tampa natūralia namų dalimi. O mūsų tikslas yra padėti klientui susikurti erdvę, kurioje tikrai norisi leisti laiką. Pergolės šiandien galima rasti statybinių prekių tinkluose, pas roletų ar žaliuzių gamintojus, vartų montuotojus ir daugybėje kitų vietų. Tačiau labai dažnai pergolos tokioms įmonėms yra tiesiog viena iš papildomų prekių kategorijų. Dėl to, jei jums svarbu kokybė, rekomenduojame negriebti pirmos pasitaikiusios pergolos, o pasidomėti, ką perkate ir iš ko. Iš pirmo žvilgsnio daugelis pergolų gali atrodyti gana panašiai. Populiarėjant pergoloms rinkoje jų pasiūla labai išaugo. Pigiausias pergolos orientuotas yra į šiltesnius kraštus, tokius kaip Italija, Ispanija, kur pagrindinė apsauga reikalinga tik nuo saulės. Tačiau nemaža dalis pigesnių pergolų turi silpnesnės konstrukcijas ir yra pritaikytos kitokiam klimatui nei Lietuvoje. Pagrindiniai skirtumai slepiasi ten, kur žmogus plika akimi net nepastebi. Konstrukcijos standume, naudojamo aliuminio kiekyje, konstrukcinių elementų storiuose bei apkrovose, kurias pergola gali atlaikyti. Būtent šie aspektai dažniausiai ir lemia, kaip pergola atrodys ir veiks po kelių žiemų. Stipresnės konstrukcijos geriau atlaiko sniego ir vėjo bei netolygių apkrovų poveikį.
o silpnesni modeliai ilgainiui gali deformuotis ar prarasti savo standumą. Dar vienas svarbus aspektas, apie kurį klientai dažnai net nesusimąsto, tai yra sandarumas. Dalis senesnio tipo pergolų montuojant papildomai sandarinimų silikonų. Tai reiškia, kad pati konstrukcija nėra pilnai išspręsta techniškai ir tam tikrose vietose papildomai naudojamas silikonas, kad į pergolos vidų nepatektų vanduo. Ilgainiui silikonas pradeda traukti purvą, pakeičia spalvą ar net praranda savo sandarumo savybės. Todėl renkantis pergolą svarbu lyginti ne tik kainą ar vaizdą nuotraukoje. Rekomenduojame atkreipti dėmesį, ar pardavėjas pateikia apkrovų deklaracijas, ar pateikia techninę informaciją, kokio storio konstrukcija yra naudojama ir ar produktas yra sertifikuotas ir pritaikytas mūsų klimatui. Deja, didžioji rinkos dalyvių dalis tokios informacijos apskritai net pateikia, tad tampa sunku palyginti. Klientui pasiūloma mažiausia kaina nepaaiškinant, kuom techniškai skiriasi gaminys. O pergola dažniausiai tampa ilgalaikė namų dalimi, todėl mes rekomenduojame pergolą rinktis ne tik pagal kainą, o pagal tai, kaip jinai techniškai ir vizualiai atrodys po 5 ar 10 metų. Nors bioklimatinės pergolės yra gana naujas sprendimas mūsų rinkoje, vis daugiau žmonių jas renkasi norėdami sukurti patogesnę, jaukesnę ir mažiau nuo oro sąlygų priklausančią lauko erdvę. Per pastaruosius metus matėme, kaip daugeliu klientui terasa tapo nebe vieta naudojama tik idealiu oru, o pilnavertė namų dalimi. Vieta rytiniai kavai, vakarams su šeima, poilsiui po darbo dienos ar tiesiog jaukiam laikui savo kieme. Todėl nuoširdžiai norėtume padėkoti mūsų klientams už pasitikėjimą, gerus atsiliepimus ir galimybę prisidėti, kuriant jų lauko erdvę. Būtent tai mus labiausia motyvuoja tobulėti, konsultuoti klientus ir priimti sprendimus tinkančius jūsų terasai ir gyvenimo būdui. Jeigu ir jūs svarstote apie pergolę ir norite susikurti funkcionalesnę lauko erdvę savo namams, susisiekite su mumis. Mes atvyksime į vietą, pakonsultuosime, atsakysime visus rūpimus klausimus ir padėsime rasti sprendimą jūsų namams.